Gali atsisakyti saldainių ir tiek. Suprask, Būgė, Pablui pradės skaudėti dantį, visas žandas ištino, turėjo skubiai bėgti pas odontologą, bet žadėjo vėliau atidirbti, supranti. Gali nutilt? Nori dantisto vardo ar adreso, pasakysiu mielai. Ne, noriu sužinoti, ar ta mergina, kuri atėjo jo pakeisti, yra jo draugė. Laura? Tikrai ne. Laura ir Pablas nedraugauja. Gėdai, nemeluok. Aš nekvaila, netikiu, kad šiaip savo atėjo jo pakeisti. Ne, Leticija, nemeluoju, jų niekas nesieja. Netikiu. Kiek žinau, motina Teresė buvo tik viena. Ta mergina ne šiaip savo atėjo, pasakyk tiesą. Klausyk, Laura, mano mergina, gana. Kokia puikia naujiena. Aló. Alio. Hotel Internacional. Tarpkontinentinės viešbutis. Me podría comunicar, Galėtumėt por favor, sujungti su con la ponios habitación Marinos de Casares kambariu? señora Marina Cáceres de Marinos Casares. Con Marina Cáceres. Sí, gracias. Ačiū, palauksiu. Hola. Alio. Habla Čia Marina Casares. Sí, ella habla. Taip, ¿quién kas es? skambina? Hola. Alio. Hola. Alio. Klausyk, Rudika, nesuprantu, kodėl jį stebi. Tikriausiai nepatikėjo tuo, ką apie Pablą pasakė. Ką daryti? Yra tik viena išeitis. Kokia? Laura, Ką? nieko asmeniško. Besándote, una locura voy a cometer. Tienes tu amor, yo ya lo sé. Dejándote, nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy. Apmokėjau sąskaitas. Kur vaikai? Nuėjo prie operacinės. Gal ką nors sužinos? Labai ilgai operuoja, jau turėjo baigti operaciją. Abejoju, mieloji, daktarai mums būtų ką nors pranešę. Einu vaikų paieškot, kad neiškrėstų kokios kvailystės, kaip jie mėgsta. Kaip tavo draugas? Koks draugas? Tas, su kurio bare susitikai. Galime sužinoti, apie ką kalbėjot, jei neprieštaram. Žinoma. Jis neturi darbo. Neturi darbo. Taip. Koks begėdis. Prašė pinigų? Ne, kas tau sakė? Mačiau, kad davė jam čekį, Sonia. Norėjau, kad išgrynintų. Galima sužinot, kam? Ligoninės išlaidoms. Ligoninė jau išrašė čekį? Smulkesnėms išlaidoms. Čia visada atsiranda už ką mokėti. Kas tau, mielasis? Nieko, nepyk, tikriausiai nervinuosi. Nebijok, kai atidarys gamyklą, aš viską sumokėsiu. Neįžeidinėk manęs, Frankai, tikrai. Aš esu atsakingas už mano. Dabar mes kartu dalėjomės atsakomybę. Gerai. Dabar nelaikas ginčytis, vėliau pasikalbėsim. Gerai? Su savo žmona irgi buvai toks valdingas? Kodėl klausi? Šiaip sau. Norėjau sužinot, koks buvai ir tiek. Taip, tikriausiai padariau klaidų, bet tik ne dėl pinigų. Marinai pinigai niekada nerūpėjo. Marina buvo idealistė, ji niekada nebūtų paaukojus savo laisvės dėl pinigų ar daiktų. Jos mąstymo būdas buvo keistas, bet ji buvo ypatinga moteris. Visiškai kitokia nei aš. Visiškai. Mieloji, noriu pasakyti, kad tu esi nuostabus žmogus ir nepaprasta motina. Marina niekada tokia nebuvo. Aš tai myliu. Kas būtų, jeigu vėl ją pamatytum?
Dabar nelaikas apie tai kalbėti. Ar pakalbėsi apie ją su Mija? Negi manai, kad dabar turėčiau imti Mijai pasakoti apie motiną, kai Manuelis tokias būklės. Visiškai viskas pasikeitė, Sonia, tikriausiai ne šiaip savo. Ką nori pasakyti? Dabar nelaikas apie tai kalbėti. Taip, tikrai. Daktarė, kaip jaučiasi Manuelis? Ką tu čia veiki? Kas tave įleido? Būkit geras, pasakykit, kaip jis jaučiasi. Paleiskit. Nesiruošiu. Ateikit ir susėskit. Kas atsitiko? Kas atsitiko, Hilda? Pričiupau jos beeinančius į chirurgų poilsio kambarį. Gal išprotėjot, vaikai? Norėjom sužinoti, kaip jaučiasi Manuelis. Jis mūsų draugas. Nieko blogo nepadarėm. Turim teisę žinoti. Vaikai, suprantu, kad jūs susijaudinę ir susirūpinę, bet taip nieko neįspręsit. Kai daktarai ką nors žinos, ateis mums pasakyti. Nieko jie mums nepasakys, mama. Seniausiai čia sėdim ir niekas nieko nepasako. Tuoj ateis. Jeigu neteis, pati nueis ir paklausiu. Marisa, būk gera, nusiramink, prisėskim. Būkim kantrus. Tuoj ateis daktaras ir viską praneš. Atsiprašau, jie buvo su jumis? Buvo. Tikriausiai pateko ten, kur mums nepavyko. Kodėl iškart nesakėt? Einu jos ieškoti. Aš irgi. Marisa, labai prašau. Bus geriau, jeigu pabūsi čia. Surasiu ją ir grįšiu. Labai greit apsisuksiu. Daktarė. Baigėsi operacija? Baigėsi. Kaip pavyko? Operacija praėjo puikiai, mums pavyko viską išpjauti. Atsiprašau, kai sakot, viską turit galvoj hematomą? Ne. Atsiprašau. Daktarė, pasakykit, kas atsitiko? Mes manėme, kad tai galvos sutrenkimo pasiekmės, bet operuodami radome arterijos ir venos pažeidimą. Ką tai reiškia? Toks pažeidimas. Viena arterija nuo smūgio trūko ir pradėjo kraujuoti. Tuoj pat padarysim tyrimus. Kaip Manuelis jaučiasi? Reikia palaukti, kol praeis narkozė. Davėm didesnę dozę, nes operacija buvo ilgesnė. Viskas bus gerai, tiesa? Reikės padaryti tyrimus, kad galėtume įvertinti jo būklę. Kol kas daugiau nieko negaliu pasakyti. Atsiprašau, iki pasimatymo. Ačiū, daktarė. Labai jums ačiū, daktarė. Na, kaip sekėsi? Negaliu ilgiau laukti. Paskambinsiu. Modelio agentūra, laba diena. Labą dieną. Ar galėtumėt mane sujungti su ponu Franciu Dutilu? Labai gaila, bet ponas Francis Dutilas šiuo metu susirinkime negali su nieko kalbėti. Aš ne šiaip kas, pasakyk, kad skambinu Sonijos Rei vardu. Palauk minutėlę. Ačiū. Sonia, gražuolė, kaip pasakė, kad čia tu negalėjau patikėti. Čia Francis, kaip laikais. Seniai matėmės. Labas, čia ne Sonija, čia Solė. Kas? Solė Rivarola, ta mergina, apie kurią tau Sonija pasakojo ir sakė, kad tiktų žurnalo viršeliui. Atsiprašau, bet Sonija man apie nieką nekalbėjo. Jau kelis mėnesius nieko apie ją negirdėjau, todėl ir sutikau atsiliepti. Ne, negali būti. Klausyk, miloji, nežinau, kas tu tokia, bet būk gera, netrukdyk man, aš labai užsiėmęs, neturiu laiko kalbėti su kažkokiom mažom mergaitėm. Sudė. Atsargiau. Pažiūrėk, kur stovi snargliau. Sergio, pagaliau, laukiu tavęs. Nesikabinėk, Javierai, nereikia meilintis. Atsiprašau, norėjau sužinoti, kaip tau sekas. Gerai. Ne apie save kalbėti atėjau. Gerai, bet ne apie save pasakot atėjau. Ne apie save, Javierai. Sakė, kad turi svarbių naujienų apie Pablą. Taip. Kas atsitiko? Jis išėjo su Mija ir Marisa. Nežinau, tikriausiai su grupė kažkas atsitiko. Su kokia dar grupė? Su kokia grupė? Juk sakė, kad meksikietis išėjo iš mokyklos ir viskas baigėsi. Taip, bet labai keista. Jie visi išėjo, niekam nieko nesakė, net mokytojams. Nuėjau Mičius paklausti. Jie man pasakė, kad jie turi leidimą išeiti. Nežinau. Ar tu išleidai Pablą?